Šeštadienio rytas, gegužės 3, 11 laipsnių, šiek tiek vėjuota, bet vėjas turėtų visą kelionę būti šoninis. Šiandienos tikslas 110 km iki kaimo, bet prisijungs dar prie manęs 100 km plus komanda, tai palydės mane apie 50 km, o jau likusi 60 jau įveiksiu vienas. Opa. Šiandien dar tokia naujiena, kad pasiėmiau droną su savim, tai pabandysiu padaryti kadrų kažkokių įdomesnių. Tai žiūrėkit video, gal patiks. O štai ir mano palaikymo komanda. Hello! Ką Artūras vėluoja? Artūras su naikintuvu palyda. O, sveikučiai. Taip. Wow. Ir tau bus neįdomus. Kodėl? Nes tu jau važiavai pro Liubavą. Manęs nepažįstas. Jau vėluoju. Paskui jau išvažiavau. Pro Liubavą? Jo, važiavai. Teisingai, apsukai drive-thru į išorę, pasimokiai. Aš galvoju gal kokį bilešą. Eik tu, 11:30 jau pietus. Va, mano čeburėkas ir kola. Saraidą. Neblės pirmas šalygatis, pirma bomba. Toks biškė apsilupęs. Iškart batų kiek prisidės. Ką buvo, užveršti guoliai buvo? Psichologiškai bus lengviau. Čia va. Galas tik prieškai. Kai pradės eiti dviratis. Aišku.
Nu, kai mašina po servisu išvažiuoja, būna atrodo. Jo, kai nuplauni dviratį, tai tam pasaka. Taip. Net mint nereikia. Kaip tik iš serviso išvažiuoju, baisu man supranti. Garsą nepaliko neužsukta. Būna ir taip. Kažkoks garsas pasikeitė kažkas. Jo. Sako, gal taip pas tai nešeidė iš visų? Taip. Įkupas. Nu dabar jau važiuos turit. Va čia galiu bananą ir pamesti. Da. Tai tokia biški nesąmonė, kad baigėsi dvirtakis, oi. Visiška nesąmonė. Būtų gerai perėti. Eina savo. Vau, kur tik pažiūrėsi, tolumas matosi. Aha. Gal karboninis sitpostas? Ai. Ar tiesiog nusilenkė? Ai, gal peršoka per dantukus. O tai ant akmens užkliuvai, ar kas? Nepastebėjai, kad... Šiaip nepamirškit parodyti, jei ką, kad apvažiuoti. Ne, čia užmetė ant smėlio šitą. Ai, žinau, kad per tas plytas šokai. Smėlio užmetė. Turi traktą? Nu kaip, Artūrai, gražu? Labai toliai tokie, žinai, toli kur pažvelgsi, viskas taip. Erdvės, jo. Erdvės plytos. Per greit lekėt. Ne. Labai gražu, aš kai išvažiavau pirmą kartą šitą maršrutą, tai... Jo, sustojau, susikau parūkyti, verkiu, žinai. Oi, tu Lietuva, kokia graži. Nu, pagal trobas tai atrodo senas kaimelis. Bet tik tais kelios tokios trobas. Taip, čia į dešinę. Srutų kvapą.
Pas Arnoldo dabar laukia. Nieko, aš jau viską pasidariau. Kas jau? Titaninį, dar porą komplektų titaninių varžtų laukiu šitiem suportų tvirtinimui. 4 varžtų ir viskas, ką žinau. Nebėra ką. Nu, puiku, galėsi pradėti džiaugtis. Dabar pradėsiu žmonai pirkti. Žmonai? Jo, reikia žmonai padangų. Grandinę turiu, reikia uždėti grandinę naują, nuplauti kasetę, nes buvo su tepalu, žinai, tepta. Vairas sutvarkytas, nu toliau viskas čikin. A grandinę lydai vaške? Kaip? Grandinę Ne. vaške lydai? Aš tepu, man patinka tepti. Ne, iš Klaipėdos. Nu bet jau 16 metų gyvenu Vilniuje. O ten mano Uošvienės kaime. O, čia negerai sutarė? Jo. Puikiai. Bumbala. Tu man tai sakau, šitas maršrutas sužavėjo dėl erdvių. Nu, tokios erdvės atsiveria, tai siūlau. Žinau. Jo. Ir tu taip atrodo visada taip aukštai, pakankamai taip aukštai, nes nu taip labai plačiai matosi, ne kažkaip duobėj. Norėjau, čia mažai miškų, toks pakankamai greitas maršrutas, žinai. Nes aš įdėliaujusi į molėtus, man reikėjo. Žmona važiavo su mašina ir su dviračiu variau į draugo sūnaus gimtadienį. Tai aš va šito maršrutu. Ja. Tai aš tada susidėliojau ir jis man labai patiko. Ir dabar iš Švenčionys. Mažiau, 80 man tada gavosi. Bet ten vienoj vietoj, dabar aš skipinau, ten į tokį žvyrkelį papuoliau, 10 km atkarpa, žvyrkelis į kalną, tarką ir minkštumo, belė kokio minkštumo, smėlis. Jeigu važiuoji tarką, tai dar gali pavažiuoti, bet nudaužo belė kaip. O iš tarkos išvažiavus, nu tiesiog minkšta tokia skalda, sminga ratas. Ir aš galvojau, mirsiu, aš prasme, man baigėsi viskas, vanduo, maistas, nes buvau apsiskaičiavęs kažkaip truputį ant 20 km. Galvojau, ai, čia jau viskas, čia man 20 kg liko, viską jau suvalgiau, davažiuosiu. O pasirodo 40 dar liko. Ir aš ant to žvyrkelio, man jau ten viskas. Jau buvo šakės. Ir išvažiavau asfaltas, miestelis, aš ten vos nepradėjau bučiuoti asfaltą. Nuėjau į parduotuvę, prisipirkau atsigert, valgyti, ten viską atsisėdau, biškį pačilint. Kasininkė sako, iš kur čia? Sakau, iš Vilniaus. Sakau, čia į tokį žvyrkelį papuoliau. Oi, sako, mes irgi su vyru mėgėjai važinėtis dviračiais. Sako, esam vieną kartą važiavę, sako, daugiau nebevažiavom. Sakau, supratau. Praleisk mane, gerai? Atsiprašau, kertu per centrą. Artūrai? Aha, žiūrėk, dabar va čia mes į kairę pasisuksim ir po to bus į dešinę posūkį, sustojam, aš ten droną išsitrauksiu. Nes ten bus tokia labai graži tiesioji. Nu, kažkiek pūs, bet aukštai neskrysiu. Pabandysim. Jo. Нет.
Aš biškį pafilmuoju. Čia tokių pakilimų nebus. Biškai gal atstumus išlaikom, jeigu būtų koordinacija prarasta. Jo kirtimas. Gerai, kad nešlapia kažką ten sakė. Pagaliau gravelis. Buvo toksai tamsus miškas. Eik tu savo. Vau. Kaip ten sako, ačiū Ikėja, ne? Nu jo. Gerus kadrus padarėte. Nu, matai, aš droną reikia palaikyti, kaip sakant, įgūdžius, operuoti jį. Nes aš dabar nežinau, po kiek metų pertraukos sūnaus dėka, nes jis atrado reviziją stalčioje mano darė, atrado droną, dabar jam kiekvieną dieną reikia jį pačiupinėti. Tai aš kaip ir prisiminiau, gal reikia ištraukti. Tai pirštai mėgudė, žinai, vėjas dar tas toksai. Bet jo, bus, kadriukų, bet kokiu atveju. Dešiniau, aha. Jo, šiaip geri kadrai čia, tokioj dykiniai.
Va. Turiukas. Sužiūrėjau biškį. Sugriuvę kolūkiai, viskas aplink. Nieko daugiau nėra. O, pirmas automobilis. Skaitant traktoriuką. Nu. Vieną tą patį sutikom. Jo, mums į šitą sklėpą. Labą dieną. Labą dieną, labą. Dirba ten? Labai gerai. Aina atrodo labai tokios. Mane labiausiai baigė mikro USB. Kažkaip buvo nesąmonė. Ir žinai, visai sudomino tas naujas Horus Dura. Ai, jo, bet Skaitei irgi, ką nors apie jį? jo, pradžioje irgi visi žiauriai spjaudėsi, kad tipo žiauriai daug buvo bugų, bet dabar jie daug ką suapdėtė, Nes aš pirmus žiūrėjau ir jų kažkaip nesužaidlėjo, bet Bet ten yra 120 valandų. Neatsimenu, kas nepatikė. Tas yra, tipo, kad tas yra tukas atvažiuoja per jūrą, jisai, perjungia. Nuo vibracijos, jis ten ratukas, tas yra perjungia. Labą dieną. Baby, I never treat you. Nu, žiūrim, kas čia per kibinas, ėmiau tą prabangiausią. Ne, sakė, kitą firmą daro. Vienas euras 20 kainuoja, kitas euras 80. Fainu. Gerai, geras Davai. kelionės tau. Kiek čia man? 7 kilų dar liko? Apsižymėk čia, kai grįši, kad žinotum, Jo. kad viskas tvarkoje. Gerai. Davai. Nepamirši? Jo. Bum. Tai pamėtysiu nuotraukų pusiaukelį. Dabar vienas važiuosiu, atsuksiu, pailsėsiu. Pasimaudysiu. Gerai. Žiūrėk. Kai maudysi, svarbiausias yra Jo. patimok su dronu. Baro, parašyk. Gerai. Davai, hibrytė. Jo, sėkmės. Iki. Nu ką, toliau. Kelionė Pėsčių dienas. Kažkur liko apie 70 km. Bet jau čia bus miškais, palei ežerus. Ramiai, kai kur neramiai. O likusi kompanija važiuoja savo maršrutu. Niekas nepasisiūlė kartu. Tai galėsiu važiuoti savo tempu. Na ką, lendam į miškus. Gal bus mažiau to vėjo, nes toks truputį erzinantis.
lyg ir iš šono, bet pasisuka ir į priešpriešą. Kažkas tašytas apkalatojasi. Reikia sustoti. Persižiūrėti daiktus. Labai jau barška. Čia puikiai vietelė. Ta padaryti. Va tai tam atsiveržia taščiuko varžtai. Nu, suprantu, ar gerai nepriveržiau pagalėdamas. Čia tai negerai. Teks prisiveržti iš naujo. Vau. Kokia grožio miškas. Šiaip šitie kraštai be proto gražus. Pasivažinėjimas. Matosi, kad lietaus senokai nebuvo, nes danga tai tokia išdžiūvusi. Taurus, žvilgt su akmenimis. Svarbu nesutikti kokių žvejų su priekaba. Geras nusileidimas. Smaliukas. Nusileidai, o dabar kilk. Namukai ant ežero krantą. Judesiukas šitą kryptim. Kai tik biškai pasigulkit. Žvirkime. Tratata. Būtų tarka. Viskas atrodo kažkaip labai keista.
lyg stengiuosi išvengti šitą žvyrkelę, bet vis tiek kapoju. O čia tai yra problemytė, kad vidury tarka visiškai, bet platesnis smėlis. Šonuose lygiau, bet minkštas smėlis ir per tarką nesinori čia daužytis. Tai tenka kapanotis. Tai tikiuosi, kad ilgai nesitęs, nes kažkada esu tokių važiavęs apie 10-15 km. Tai nepavydėti labiau. Distancija. Esu tikęs asfaltą. Lenkiausi bučiuoti. Ką reikia? Bet čia irgi vidury kartais matosi toks lygesnis, kietesnis, bet kartais tokia tarka, kad net neverta lysti tą vidurį, nes dantis išsibačkins. Tai ramiai dirbam. Važiuosi vis tiek. Čia kol baigsis. Laikom kvėpavimą. Nedaug, bet pasistengim, ištrauksim droną. Parodyti šitą žvyrkeliuką. Iš aukštai tai turėtų gražiai atrodyti. Bet važiuoti tai nebaisiai didelis malonumas. Mavic Mini pirmukas. Mažai aš jį naudoju. Šiaip tai gaila, nes reikia įgūdžių valdant. Ir pirštai turi priprasti. Šiaip jausti po to drono trajektoriją. Pakilsime čia. Home point updated. Gerai. Take off. Home point updated.
content on feeding more from the Jeigu nespraksėtų tie akmenukai per padangą, visai būtų galima pasiklausyti gamtos garsų. Čiulba kažkas, šnaria kažkur tai. Labai faina. Stop подскочить. Aišku, nutilo visi. Opa, lada. Panašu, kad teks vėl sugrįžti panašų žvyrkelį. Ne, už pusės kilometro suksas. Ir gal ilgai čia nebeildėsiu. Apsukom, pasigavau vėją nugarą, gal biškį smagu. Gražiai, čia žmonės gyvena. Pavasarį žemės darbai prasideda. Renkasi šeimos gaminės. Smagu. Wow. Biškai susiparinau, galvoju, ar kairiau, ar ten tiesiau. Dabar supratau, kad kairiau, bet tada jau teko pasimti tą duobę. Pagaliau baigėsi tarka. Į mišką įsukom. Toks smėliukas lengvas. Žiūrėsim, kas čia bus toliau. Šunį palaikykit! O šitas nieko? Fu. Gerai, ačiū. Žinoma, gerai, kad pririštas bent jau. Reikia biškį atsiplėšti, kad žmogus galėtų ramiai savo važiuoti. Kad šunys nebandytų man vis viltis.
Bet manau, jam čia įdomesnių užsienimų yra nei mane vyks. Kaip visokių gyvūnėlių. Traška baška iš visų pusių. Ir kuo toliau to kelias vis laukinis daros ir netgi va toksai va. Ir tau geriau nei tai žvirkelį. Kažkas tai iš vėžių matosi, kad karts važiuoja. Karts kartą pravažiuoja čia. Nu, bet kelias kažkoks. Skardų primėtyta buvo turbūt, kad ratai neklimta. Padangų pridaryta. Nu, čia panašu, kad klimsinė kažkokia. O čia ir atvažiavom. Okay. Bet gal pavyks praeiti. Čia per šoną. O gegutė kukuoja, o pinigiukų nėra. Nebent galiu telefoną pabarškinti per korteles. Ką bandom eiti? Kažkaip nugarą biškį atidaužė. Ta tarka. Biškį užnešė. Pėdą padėjau arti vandens. Pradėjo smegti. Gerai. Žiūrėjau toliau. Ieškot nuotykio. Nu ką, baigėsi tas nesąmoningas keliukas. Važiuoju miškais, tokia ramybė yra čia. Wow. Kad čia bus visai gerai. Toks pastovi. Kažkoks kelias, bet jo niekur nematyti. Kažkoks naujas turbūt dėl kirtimo. Okay. Kam čia reikia arti šitą taką, nesuprantu. Panašu, kad čia būtų tas miško kvartalas suvingiuotas. Nu ką, pagaliau išsikapanoju nesąmonę. Savo malonų žvilkeliukas. Įdomu, kiek teks jo pasidžiaugti. Bet jau laikas susivės kažką gražesnę vietą, biškį pailsėti. Pavalgyti. Prašau. Važiuoju kažkokiais miškais. Štai tau grįstas kelias.
Arba artėjom prie kažkokio miestelio. Arba šiaip istoriškai gal kažkoks dvaras buvo. Įdomu. Bet kiek čia jie yra? Tamsa. Tai čia stovi. Bet visai graži vietelė. Sustosim ant šito rastuko. Pailsėsim. Ten apačioje ežeras, bet jau nenoriu leistis nuo kalno. Bet ten reikia tik kilti. Ir čia ramiau. Užduovėjau. Keliu važiuojant, kilometrai renkasi. Smagiau. Iki. Atrodo kaip serpantinas. Esu vienoje vietoje prie švenčionėlių pasižymėjęs maršrutą per pelkių perėją ar kažkas tokio pasivadina. Tai įdomu, ar ten bus įveikiama su dviračiu. Ar nebus ten tiesiog žygėjams, kurie po pelkės vaikščios skirta atkarpa. Daugiausiai atveju teks grįžti ir atvažiuoti vietą. O ką, kelias vėl toks po truputį darosi laukinis. Mažai važiuojamas. Tai įdomu, kas ten priekyje laukia. Nes paskutinį kartą laukia bala didelė. Oho, kokios atlaitės.
Tai turbūt esu košmaras. Šitie elektros laidai vidury miško. Nu ką, 97 kilometrai. Jaučiasi, truputį jaučiasi. Bet šiaip sakyčiau, visai gerai organizmas veikia. Nors jau buvo ten tarkus nemažai, klampų, greičiai net yra daugiausiai, bet viskas kol kas gerai. Artėjom prie 100 ir dar liks kažkur tai tai yra 25, gal 30. Kaip gražiai upelis. Taip norėtųsi įšokti jį. Bet temperatūra nelabai tinkama. Nu va, sveiki atvykę į pajūrį. Kopas. Čia jau reikia gero automobilio, kad grįžtum namo. Visiškas smėliukas. Turėčiau artėti prie švenčiamėlio kažkur netoli. Šarką užsilausiu. Priekyje matau, kad reiks kirst upelį. Čia, man atrodo, bus reikalių. Čia kuo toliau, tuo blogiau. Vėl teks grįžti. Vėl teks grįžti. Kažkaip
Netiko čia bus tiltas. Ai. Ai, ne. Gal viskas gerai. Kažką matau šone. Yra tiltelis. Nusekasi man šiandien. Ant tokių viečikių. Mano, kas paskutiniu metu čia ėjo, ar nebus supuvę šitie rastai. Taip. Šitas jau supuvęs, šitas tvirtas. Apa. Pavyko, bet kelias tai nebe panašus į kelią. Kritolių pilna. Eina sau visiškai. Kelio nebėra. Nelabai suprantu. Nelabai suprantu, kurią čia pusę pasiduot, kur šitas kelias. Čia. Ai va. Didžiausias matosi jau kažkokios žymės. Nu taip okei. Pravažiuosim. Mes čia kažkaip tai. Čia turėtų baigtis mano visi laukiniai važiuojimai. Nes normalūs takai. Iškiai įsibrėžiu. Kelias vietas. Nu ką. Važiuojam toliau. Šis piktas toks šakas. Limpa. Sveika, kritolį. Tiesiog spraigo šakos. Ratus visur, kur tu gali. Va tokios atrakcijos. Okei. O toksai keliukas. Reikia enduro moco. Pakšt. Visus peršaukti.
Tai va po truputį renkam. Kilometras. Popkornai šaudo mikrobangiai. Panašu, kad čia kažkur pravažiavau savo pasirinktą perėją per pelkę. Bet nelabai matau to tako. Ir nesu tikras, ar pavyks ten perėti, nes iš to, kad čia, čia turi būti takas, kažkur čia, kad to tako visiškai nematyti, tai faktas, kad čia niekas nevaikšto ir ten neperėjama. Tai aš tiesiog važiuoju aplink. O, taip. Civilizacija. Na tai ką. Au! Važiuosime šituo gražituku. Dalį. Kaip čia užkliuvo dabar. Panašu, kad gavau per Simflexą. Tai nevės. Tikiuosi, apsauga nepagaus. Šitaip nemažai reikia kirsti. Bėgia. Šimtas 11 kilometrų Švenčionėliai. Tai man dar liko apie 15 turbūt kilometrų. Kai jau nueis grįžti. Šitą kelią vietiniai vadina girtuokliu. Nes anksčiau žmonės iš aplinkinių kaimų važiuodavo Švenčionėlius nusipirkti alkoholio arba iš kitų šokių grįžti. Šitos pievas man visada primena Windows XP užsklandą. Matysis.
O, man kaip saulės jėgainė pastatė, wow. Oi, nu va, kaip keičiasi aplinka. Kažkada čia važiavau, tai buvo pievas. Ir dabar visą infrastruktūrą. Tūkstančiai saulės panelių. Ankstesnė kelio danga man labiau patiko. Nebūdavo tokių akmenų ir parkas. Nu ką, yra viskas. Atvažiavom į kaimą, gavosi 121. Visko buvo. Ir sunkiai, ir lengvai. Bet ateičiai reiks maršrutą persidėlioti, jeigu dar norėsiu važiuoti dviračių į kaimą. Nes buvo labai tokia nesmagi vieta. Ate.